turėjo romaną su bendradarbiu, vyras rado susirašinėjimo žinutę su meilės prisipažinimais. Žmona sako, kad tai tik žaidimas, nieko ten nebuvo, drugelių ieškojimas. Nieko. Vyras ieško sliekų vienoje vietoje, o čia drugelius pasiūlė. 3 mėnesiai padrugeliavom ir viskas. Drugeliai. Neištikimybės darbė tai labai aktuali iš tikrųjų. Tarnybiniai romanai. Tarnybiniai. Kažkaip labai aktualu pastaruoju metu. Jo. Čia ne paskutiniu metu, žinok. Čia visada. Čia visada. Ta prasme, jeigu darbė įmonėje vyksta kalėdinis vakarėlis, vyru arba žmonai, jūs einat kartu. Tiesiog. Rasa, palauk dabar, žiūrėk, ką tu darai. Dabar tie, kurie, nes tikrai yra darbuojančių, kurie neįmantrosios. Nes dabar sakys, pažiūrėk, psichoterapeutė pasakė, lieka ir koks nors sakys, kodėl tu manęs neėmė. Palaukite, bet jeigu santykiai ir ryšys yra tvirtas, prisimenat, kaip Eglė sakė, 2 kojos, kurios turi eiti kiekvieną atskirai. Mes turime, net neklausimas, ar leisti, pasitikėti antrąją pusę ir gyventi savo gyvenimą. Bet tada klausimas yra apie pasitikėjimą. Nes jūs galite tada bijoti ir į maksimą išleisti, nes ten ką nors susitiks. Nes gali ir išduoti ir dienos metu per pietų pertrauką ir kitą kartą nei vakarėlių nereikės. Tai čia labiau yra stiprinkime poros ryšį tam, kad būtų baisus ir vakarėliai. Bet jeigu nėra ryšio, tai aš sutinku su tavimi, kad va tada ten yra tikrai didelė tikimybė, kad įvyks tie nukrypimai. Žiūrėkit, nukrypimai neįvyksta, jeigu nėra poreikio. Taip, viskas šeimoje yra gerai ir yra net ne intimumas, o artumas, tai